Prieš pat 12 baigiau savo prisiminimų paskutinėje dalį ir vėl šešiese mūsų apleido. Pradėjau su moto. Kas paklaus, kodėlgi ašaros man rieda. Kas man ravint rūto, padėk Diev sakys. Kas sakys manasis atras lino žiedė. Kasgi širdį mano suramins. Toliau prašiau mano geriausių 6 draugų mirtį. Šioje požeminėje dėžėje nuolat laikydavosi 3-4 štabo kovotojai. Čia buvo dirbama, meldžiamasi ir ilsimasi. Partizanų padėtis buvo beviltiška, 6 prieš kelis šimtus galėjo tik karžygiškai numirti. Iš slėptuvės vidaus veržėsi paskutinių partizanų gyvenimo valandų giesmių ir himno žodžiai, maišydamėsi su rusų keiksmais ir grojančių kulkosvaidžių daina. Sukeltose dulkių ir granatų dūmų kamuoliuose pasirodė iš slėptuvės vidaus Survila ir Vaidila. Tačiau jų automatų pradėtos serijos greit nutilo ir abu partizanai nukrito ant slėptuvės viršaus. Viduje palikę grafas, Šermukšnis, Anbo ir Montvila susisprogdino granatomis. Po mėnesio aplankėme šią šiurpumų krasančią vietovę. Buvusios virtuvės vietoje styrojo kulipkų nugraužti stulpai ir lentgaliai. Pupsojo netvarkingai suversta granatų žemė. Draikėsi kruvini popieriai. Mėtėsi aprūdijusios rašomų mašinėlių dalis, batų ir drabužių likučiai. Viduje tie patys mirties liudininkai, granatų sučaižytos likusios lentynos ir sienos, sumuštos lempos likučiai, sudegintų popierių dalis, ginklų medinių dalių šipuliais suplėšyta vytis, birutės rinktinės herbas ir skudurose trynėsi gabalai rožančiaus, ant kurio čia kiekvieną vakarą melsdavom dangaus taikos. Nusieik mergelę ant sidabro tilto, ant aukso sijai. Pasiklausyki, kaip maružė sū
pasižiūrėki, kaip žužės nardo. So busy this week. Yeah. Somebody came to make a movie, to get interviews. It's always to have it remembered. It's a story that people think it's more than Oh, no, something. it's an important story. Yes. So we gotta remember this. Yes. I guess Very so. important. Yeah. Okay, Neoli. Fine. Well, thanks a lot. I'll call you next week. Okay. Thanks. Bye-bye. Eugenis. Ну что ж вы делаете? Ну нельзя же, это ж не по-человечески, Господи. Žaliukas, geležinio vilko rinktinės vadas. Suprantu, Kazimieraitis. Iš tų laikų aš prisimenu pirmiausia, kad mums paskambino tėvas Kubilius. Aš nebuvau viena, bet buvo su manim ir mano klasės draugė Marytė Arštikaitytė. Ir nuėjom pas jį ir ten buvo du jaunuoliai. Vienas iš jų buvo Pajaujis ir kitas jaunuolis, labai gražiai atrodantis, kurį man Jonas pristatė vardu Skrajūnas. Aš tada pagalvojau, kad toks vardas labai neįprastas. Aš negirdėjau ne vieno vyro pasivadinant Skrajūnu, bet taip pagalvojau. Ir aš atsimenu, kad vieną kartą mes turėjom pasimatymą labai gražiam parke Paryžiui. Tas buvo pirmas pasimatymas su Juozu, kai aš buvau viena su juo. Bet aš kažkodėl gal jausdama, kad negalima daug klausinėti, iš pat pradžių nieko nežinojau. Jo tikrai vardą aš turbūt įsiaiškinau vėlai rudenį. Aš labai sunkiai susirgau plaučių tuberkuliozę. Mane paguldė į ligoninę ir Juozas mane tada pradėjo lankyti. Retai, labai retai, kadangi jis, kiek vėliau sužinojau, ir buvo tas paslaptingas žmogus atvykęs iš Lietuvos su tam tikrą misiją, bet nors mūsų pažintis buvo labai trumpa, jis pradėjo man rašyti laiškus į tą Švento Antano ligoninę Paryžiui. Pašmaižiau lietučiui dulkant gatvėse, patrypinėjau ties gargaliuojančio miniom, ties kinų įėjimais. Ir ničnieko neradęs įdomaus, parkiūtinau savo tokį vienišą, ypač į vakarą, urvą. Nesuradau ir šiandien nieko, kas būtų sugebėjęs nuskandinti mano aplinkoj atsiradusi ilgesį. Nedaug valandų suskaičiuočiau nuo mudviejų atsiskyrimo, bet mano juntamos vienatvės nesutalpinsi tik į prabėgusio laiko tarpą. O kaip rodos aš būčiau buvęs laimingas, kad mudu būtume galėję kartu, skriedami per šį lietum dulkantį vakarą, sutikti šios dienos paskutinį žingsnį begęstančias Paryžiaus akis. O dabar vos 8 išmušus, aš jau tolau nuo tavęs. Man prisiminė tik niūniavimas mūsų partizanų dainos posmo. Upės bėgs į melsvą tolį, gervės lėks ir vėl sugrįš. Nežinau tik aš, brangioji, ar pabelsiu į duris. Nežinau, kokius mano gyvenime pėdsakus paliks dabartinė meilė tau. Suskilo mano siela ir netikiu, kad ji kada bent menkam gyvenimo žingsniui paliktų be tavęs.
Bijau realybės ir gyvenimo reikalavimų paniekinimo. Ir taip norisi bejėgiškai kaukti, žvilgtelėjus į ateitį, kuri dar graso didoku kiekiu tokių vakarų, žadančių tą pačią vienišą tavęs ilgesio kančią. Raudu ne vieną savam ketursienį. Su manim virkšlena iš kažkur perdodami koncertiniai muzikos garsai. Ir tyla alsuojantis visi mano draugai, kambario elementai. Pradedant nešvariausią dulkę ir baigiant niuriomis sienomis. Aš manau, kad jisai man tos laiškus rašė ir dėl to, kad jisai buvo labai vienišas. Jisai visą laiką turėjo išlaikyti savo paslaptį, kad jo niekas nesurastų ir neišduotų. Ir turėjo nepaprastai tokį uždarą gyvenimą. Ir jam reikėjo kam nors išsiliet. Aš iš to galbūt daugiausia ir pažinau, ne iš tų susitikimų su Juozu, bet iš jo laiškų. Veltui neliuk sustingau lediniais žvilgsniais tavose nuotraukose. Stūgavimui nėr galo. Ir ar atsigaivinsiu šiandien būti normaliu, nebežinau. Tik dabar pažinau, kokiu dideliu stimulu gali būti vidinis žmogaus pergyvenimas, kuris meilės pergyvenimu vadinamas. Tik dabar suprantu, kad šitokis žmogaus pergyvenimas galėjo pagimdyti aibės šedevrinių veikalų istorijai, išpuošdamas blizgiais deimantais muziką, dailę, literatūrą, meną. Jei nesusidurtum su kasdienybės geležinio realumo ir brutalumo reikalavimais ir nepastebėtum kontroversų tarp jausmų tau ir savų pareigų, Dievas žin, kur atsidurtum savo dvasinėme klėdėjime. Gerai, kad mano pareigos mane užima ir tu mane tik pro plyšius pajėgi kankinti, o tikrai neliuk. Kai apsistoju mintimis prie savosios padėties, pasijuntu turys didelę prabangą tau dvasiškai gyventi. Juk iš tiekos tūkstančių mano draugų gyvenimo likimas lyg šluotai išlavė panašių jausmų bet kokį egzistavimą, pareikalaudamas tik besąlyginio pasiaukojimo laisvės idealui. Ir kiek daug širdžių, nespėjusi pajusti sužydint meilės jausmo, pasirinko šaltą mirtį. Sakau, aš turiu laimės prabangai. Apie partizanų kovą tuo metu, man atrodo, kad bendrai niekas nežinojo. Gal tik tai labai mažai žmonių. Juozas buvo turbūt pirmas paukštis, kuris prasilaužė pro geležinę uždangą jau ne pirmą, bet antrą kartą su ta misija. Ir jisai susisiekė su Vliku pirmiausiai, su amerikiečių, prancūzų ir anglų žvalgybomis, papasakojo, kas vyksta už geležinės uždangos. Tada žvalgybos sužinojo, bet buvo laikoma nepaprastai dideliai paslapty. Nei laikraščiai apie tai nieko rašydavo, nei niekas kitas, kadangi Lietuva buvo visiškai išbraukta net iš žemėlapio. Tuo metu jis taip pat ir parašė savo knygą Partizanai, kuri buvo išleista jau po to, kai jis grįžo ir žuvo. Juozas kaip asmuo man padarė tą įspūdį, kad nežiūrint to, ką jis perėjo, kiek jis matė baisybių Lietuvoje,
ir žudynių, ir išvežimų, ir dalyvavo kovose. Jis išsaugojo savo tikrąjį charakterį. Ir aš tame jo charakteryje mačiau tik pačius geriausius vyro bruožus, kokius tik tai galėčiau įsivaizduoti. Džiaugiuosi, kad aš tave sutikau gyvenime. Su tokiomis pažiūromis į gyvenimo prasmę ir laimę. Tavojo pažiūra į meilę visiškai sutinka su manaja, kad mūdviejų laimė neįmanoma be tėvynės laisvės. Nereikia tad tragiškai vertinti padėties susijusios su uždaviniais vergovę pašalinti. Aš neįsivaizduoju ir tokios nenorėčiau meilės, kuri niveliuotųsi tik dviejų vienas į kitą žiūrėjimų, o nesibazuotų platesnėmis perspektyvomis. Be to neįsivaizduoju ir šeimos laimės. Dabar papasakosiu sapną. Apie šiąnakt tau priskintas rožės. Brendu rodos namie su keletu draugų per gilų pavasario dumblą. Pats vidurnaktis. Šaltas lietus plaka mūsų perkreiptas išvargusias figūras. Savo džiaugsmui pagaliau priartėjom prie pažįstamo miško, kurio pakraštyje rymo keletas sukrypusių trobelių. Pro pirmąją pakūžę praslenkant pakvimpa rožės. Aš atsiskiriu per keletą metrų nuo draugų ir atsiduriu prie rožių. Galvodamas, dabar tai priskinsiu, kad nei į trejetą indų tu nesutalpinsi. Prie rožių viršūnių buvo baltų alyvų kekės prilipę. Prilaužiau pilną glėbį ir skubu link draugų. Pačioj pamiškėj susitinku mamą, kur ir sako, nu Jozu, ką tu čia įsigalvoji su tom rožėm? Mesk jas, o laikyk rankose automatą paruošęs, kad iš miško negautum švino. Norėjau jai dar teisintis, bet nepavyko, nes ji jau ir apie mano Niliuką žinanti. Pasiklausykit, kaip maružės ūžia, pasižiūrėkit, kaip žužės nara. Aukso siejalis ir pradėjo lėkti, o mano širdelė ir susigraudino. Einu per miestą, per margą miestelį, sutinku bernelį, jo bėra žirgelį. Bėrasi žirgelis, žilaunai padengtas, o mano bernelis kraujuose guldytas. Dviejų žmonių, kurie galvoja, kad jie tikrai vienas kitam verti, gyvenimas yra lengvai planuojamas. Bet mūsų atveju su Juozu, kai jis turėjo grįžti atgal į Lietuvą, mes nieko negalėjom planuoti, nes viskas buvo Dievo rankoje. Kaip Dievas norės, taip ir bus.
mums buvo aišku, kad mes esam vienas kitam skirti. Ir tas įvyko 23 Liepos 50 metais, bet svarbiausia buvo bažnytinis šliubas, kuris vyko labai mažame Unterhaus miestelėje prie Tübingeno ir Reutlingeno. Po vestuvių buvom Treifelberge, į kurį nuolat atvykdavo iš Vliko žmonės ir kanauninkas Kapočius būdavo. Tai mes beveik vieni labai mažai irgi galėjom būti, bet ir turėjom tik tai savaitę laiko. Su pasiruošimu jo grįžti į Amerikos žvalgybą ir tą žinojau, kad įvyks. Ir tai buvo ne taip pasimatymas, bet mes buvom jau kartu. Ir žinoma, paskutinis atsisveikinimas buvo labai skaudus. Bet aš nenorėjau to parodyti. Jis man tik tai pasakė tada ir pakartojo, ką jisai parašė laiške, kad jeigu kas nors su juo įvyks, kad jis norėtų, kad aš pasidaryčiau savo laimingą gyvenimą. Galbūt jisai jautė, kad jis neišliks gyvas ir todėl nenorėjo užkirsti man kelio ir toliau savo gyvenimą tvarkyti taip, kaip tas gyvenimas susiklotų ateityje. Mes tik tai galėjom pasvajot, oi, kaip būtų gerai, jeigu jis galėtų vėl atgal sugrįžti, kad jis žus. Žinoma, buvo galimybė, bet tuo metu mes tikėjomės, kad jisai, labai tikėjomės, kad jis galės dar kartą prasimušti. Ir tada mes galėsim pradėti galvoti, kaip gyventi. Esi gavus neliuk prieš marias laiko mano kelis žodžius. Jie gana kartus. Tokie dar ir šiandien pasilieka. Nežinau, ką man kiekviena rytdiena padiktuos. Viskas kvepia netikrumu. Mūsų laimė išbučiuota didžių ilgesių. Graso mano pirmoji žmona nuvokti. Jos vardas Lietuva. Negaliu jai priešintis ir nematau išeities. Net nesiorientuoju šiandien, kur teks praleisti Velykas. Nugalėk, neliuk tai, kas kliudo ateiti šviesą į mūsų dienas ir kas skausmų nudažo manasis dienų dūmas. Neretai neliuk savo vienumo sielvartį, grybšteliu mintimis tave gaubiančią aplinką. Ir jau žymiai palengvėja iškopti iš tos nakties. Jautiesi, kad vis ne vienas galvoji, projektuoji, ilgiesi ir ne vienas spini ateities laimės pasakas. Taip ir nepajunti, kaip purpurų sudūžta aplinkos sielvartas. Ir džiaugiesi meilė iškylančios fantazijos lakumu, visiškai užmirštant, kad tie puikūs miražai nėra dar iškopę iš demoniškos aplinkos. O vis tik ir šios miražus reikia realistiškais laikyti. Juk kiek daug dienų ir naktų, lygiai tiek pat netikrų, jau užblėst suspėjo, išrinkdamos daug tūkstančių gyvybių. O mes vis dar ir šiandien esame gyvi gyvenime ir meldžiamės, ne kaip už sielas, bet kaip už žmones. Tegu likimas juoksis ir toliau iš mūsų dalios, bet nors ir palikdamas viltį, ir mums gyventi. Užvakar turėjau savo liūdną 2 metų sukaktį nuo brolio Tautvydo žuvimo. Visą dieną jaučiau, kad jo siela buvo arti manęs. Ypatingai tą jutau jo mirties valandą, 6 valandą po pietų.
O ten Leonora? O. O, Leonora, jau jūs atėjot laiku. Senatvė. Likau per pirštą į gyvenėlę. Taip. Ai, Jo, atsargiai eikit, atsargiai. Einam kartu. Ačiū Dievui, dar paeinat, ar ne? Nesušalot? ne, bet laikėt. Labą dieną. Labą dieną. Atsargiai, mamytei. Labą Labai. dieną. Einam abi. Gerai. Einam. Jo, ne 100 metų pradėjau. Jo, man rašėt, kaip buvo 90 metų. Aš gavau tada ir labai tada sirgot. Dabar man jau 92. Antri, jau, tai jau. 100 metų pradėjau. Jo. Sesnėlė. Kur geriau? Kur patogiau jums? Nu, čia va dukra gyvena, tai jin čia nuveinu, tai jin čia, bet man čia geriausia, aš čia gyvenau ir laikiau šitus ir partizanus ir viską man čia geriau. Man čia miela. Ar jūs galit pasakyti man, kaip, kada, lygi kada Juozas pas jūs buvo? Aš dabar... Juozas buvo spalio mėnesį atvažiavęs pas mus. Kad jis atskrido, tai ir čia pas mane. Tai jie atskrido nuo 4 spalio. Ir buvo net iki kovo mėnesį pabaigos, iš kovo mėnesį išėjo. Aha. Ir aš jo daugiau nemačiau. Tai nuo spalio pradžios lygi kovo? Nuo spalio jis, kad atvažiavo, jis ir sakė, kad atskrido. Tai sakė, kad jo draugai žuvo. Taip. O jisai išliko ir čia... Tai 6 mėnesius. Kaip? 6 mėnesius Jo. pas jūs buvo. Bet labai geras žmogus. Taip. Labai Jau neapsakytai. sutinku su tuo. Su sąžinė būdavo kalba, oi, nebagė, kam mano nijolė, kam mano nijolė. Kada išlipdavo iš bunkerio, tai vis sakydavo, kam mano nijolė, eina, kam mano nijolė. Mėnuniliukai, tu pas mane atėjai su ašarų žymėmis akise. Kaukiau ir aš, tik ne akise buvo tai matyti. Tu tai pastebėjai, Niliuk. Ir daugiau negu kad neapsirikai, aš pergyvenu. Kartu sakau, jog tu mane daugiau myli, negu kad aš galiu džiaugtis šią mintimį iškildamas iš savo kasdienybės. Tik dabar be pradėtų atsigaivinti iš tos laimės vaigulio, kuris mane pagavo nuo pat pirmų mūdviejų susitikimo minučių ir lydėjo iki sunkios atsiskyrimo tikrovės. Jaučiu, kad turėčiau tau, Niliuk, daugiau apie džiaugsmą su manim buvojant įrašyti, bet ne apie kančią antspauduotus dalykus. Buvau linkęs tau apie savo sielvartą nebeužsimint, bet tikėdamasis, jog tokiu būdu jis bus lengviau nuryjamas, su tavimi išdrįstu tai prisiminti. Neretai, Niliuk, kai paskęstų tavam ilgesį, negaliu suprasti, kodėl mūdviem likimas nebuvo palankus. Pirma, jis mus dvasiškai surišo, o paskui atskyrė fiziniais toliais taip neskaitlingas mūdviejų dienas. Gyvenimas mūdviem pasirodė per daug pavydulingas, o jo didesnė turinio dalis tik ilgesio kančios. Gal ir gerai, bet tik bijau, kad galimas tobulėjimas nebūtų pakirstas moraliniu sužlugimu, apsivylimu iš vis laimę. Atmink kentėdama, kad esi ne viena,
kartu su tavim panašiame niūriame skausme skendi ilgos, tūkstantinės mūsų tautos gretos. O šis nešamas širdise skausmas nesugeba stebukladario mostelėjimu sustabdyti mūsų augančius aukų skaičius. O, kaip norėjau dar bent trumpą akimirką išsibrauti iš tų mano keliasdešimties žmonių minios ir vėl sugrįžti pas tave, mano gyvenimo saulė, klajoti granitus stingstančiais vyzdžiais, panas akim nepasiekiamas amžino sniego tolymės, dviese pajusti vieną, neatidalomą. Ar atiduos gyvenimas mums neliuk, šitas išvogtas neįsikūnijančias svajones? Ar greit pradings barjerai mūsų laimiai pasireikšti? Taip dažnai aš klausiu savęs, apniktas nuožmaus ilgesio tavęs ir vis nesuvokiu galimų atsakymų. Tik vienas didelis džiaugsmas nustelbia aną ilgesį. Prisiminus, kokią aš laimę turėjau gyvenime tave sutikti ir pagaliau apvainikuoti tą laimę, išdrįstant sava tave pavadinti. Ne kitur, o čionai aš surandu tos didelės kantrybės ir pateisinu savo lūkesčius, laikydamas juos prieangių mūdviejų laimės šventnamiui. Dievas ir Nijolė. Dievas viską reguliuoja gyvenimą. Taip? O, aš žinau. Bet ką čia viso istorija? Tai jie abudu ten buvo, ir Ramanauskas, ir Juozas bunkeryje. Iš karto tai rudenį pasidarė tą bunkerį. Bet buvo visai va tokis tarpas tik žemių ant viršų. Nes buvo girdėti net kalba. Vieną kartą rusai pas mus buvo atvažiavę, 18 rusų gulėjo kambaryje ant grindų. O paėmė šitas vanagas ir užknarkė. Ojei. Jėzų buvo girdėti. Tai paskui mes čia ant to bunkerio stovėjo mano lovytė ir seniai mano vyras gulėjo. Tai jisai užknarkė. Ničavo хозяин. Nu ir tai paskui tą bunkerį viršų grindis nulupo ir dar leidosi gilin ir uždėjo ant viršaus va tiek va žemių. Tai jau tada buvo negirdėti. Bet ką čia viso istorija? Tai jie abudu ten buvo, ir Ramanauskas, ir Juozas bunkeryje. Visi trys. Taip. Ja. Čia bunkeryje. Jei būdavo bunkeriai, buvo šitas, tai Ramanauskas su žmona, tai būdavo Juozuka, išeina Juozas, sako, jau pasimylė. Viršoj. Čia labai buvo Juozas geras žmogus, atvirus. Labai sąžiningas buvo, būdavo bulvės padeda skusti. Verdam valgyti buvo. Mano vaikai buvo 3 dukros mažos. Dukros geros ėjo mokyklon viena. Ir paskui kita ėjo, tai josgi žinojo. Jokių kalbų nebuvo. Bet ir teista buvau, po karo tribunolų teista ir buvau gavus 5 metus trimties. O mergaitėsgi mažas, ale paskiau buvo kaip Korėjoj taika, kaip jai vadino. Tai reiškia, leido pagal mažus vaikus amonestavo. Nu ir man lietė ir aš paleido mane. Kas jas prižiūrėjo? Mergaitės, kai Mergaitė viena buvo pas vyro brolį, kita buvo pas mano seserį, o trečia buvo, o šita plentinė buvo net netoli Varėnos, Tysokonių kaime pas mano mamos seserį. O, tai ką parėjau, paleido mane rugpjūčio mėnesį, paėmė kovo, o paleido mane į saugumo rugpjūčio prie žolinę. Žinau, kad Pivaškūnuose žolinė, tai praleido 10. Tai parėjau, tai susijėmiau visas iš visų kampų.
Ir klausė to vyriausia verkdama, mama, tai jau viskas neįsi niekur. Ne. Niekur neįsinama. Kažin kodėl Dievui patiko ir mūsų eroj matyti lietuvių tautą žygiuojančią per gyvenimą su bibliniam kančiomis. Ir kai atsigrįžti praeitų keliu atgal, pradedi nuogastauti. Gal jau per daug aukų pareikalavo mums skirta misija. Nekartą tenka suabejoti, ar pakaks aukų, kol audros tūkstančios mūsų tėviškiai pails ir pasitrauks. Lengviau bus aplinką nugalėti, kai tikėsim, kad gyvenimo kelio mozaika mažiausiai priklauso nuo mūsų pačių. Tas, kas rėdo pasaulį, kas jį padaro nepaprasto džiaugsmo ir grožio, iš to paties rankų yra dalyjamos ir mūsų liūdesio dienos. Tikėkim, kad mūsų brolių ir seserų kraujas bus trąša ateities kartoms. Tikėkim, kad jis padės atgimti sužvėrėjusiam žmogui, su pergalės vėliava ieškančiam tiesos kritusių didvyrių kaulo likučiuose. Čia važiavo daug mašinų šitų rusų. Ir šunys vedė. Jis, sakau, nuvažiavo čia kaip į Jaunionis. Tai aš pasakiau, čia atėjus jau jiem. Sako, Ramanauskas, sako, tu žinai, Leonora, kur Talačko bunkerį, sako, jau jis žinojo. Sako, žuvo Tylius, Tauras ir Lakštinga. Jie visi trys žuvo ir šeimininko dukra. Kad būtų buvę Juozas, būtų klausys ir tas Adolfas, tai būtų gyvėlį kelią, kad, būdavo aš jiems sakau, būkit, tai įsaugosim. O jie sako, tai, kad mes negalime būti vienoje vietoje. Tarnyba. Ir Juozas nebagas išėjo ir kovo mėnesį mes išgirdom nuo kitų, kad jisai žuvo. Jisai žuvo rugsėjo 4 dieną. Bet kur jis išėjo, jūs nežinot. Kaip? Kur jis išėjo, jūs nežinot. Ne. Anetai atjoja, patsai viršininkas, ko verki mergelė, mano leidė. Aš neverksiu, aš neraudosiu, nėr kurio norėjau, širdeliai turėjau. Cit neverk mergelė, balta lelijėlė, o aš tau duosiu, rinksiesi iš šimto. Rinikausi šimto ir iš pusantro nei vieno nerandu, kaip savo bernelį. Plaukeliai geltoni, veideliai raudoni, o
Aš tik sužinojau apie jo žūtį pačią 56 metais, kai pulkininkas Burlickis pabėgo iš Rusijos ir paliudijo kongresmenui Kerstenui, kad dalyvavo Juozo apsupime ir jo nužudyme. Tai jisai paliudijo tam kongresmenui apie tų 3 lietuvių laisvės kovotojų grįžimą į Lietuvą ir parašiutų nuleidimą į Lietuvą. Ir paskui už metų, kai galų gale išduotas Kukausko, jis pakliuvo į spąstus ir tokiu būdu žuvo kaip tik šitoje vietoje. Brangus aukselė, rašau tau gal paskutinį kartą. Mudu susirašinėti jau nebeturėsime galimybės. Naudojos šią paskutinę progą. Tu man daugiau nerašyk, kol negausi kitokių pranešimų. Gyvenu nepamirštamais tų brangių dienų prisiminimais. Jie mane lydės tolyn. Aš žinau, Niliuk, kad toliau aš jau grumsiuos ne dėl savo vieno, bet dėl mūdviejų garbės. Kame tu, brangioji, lydėsi mane savais pergyvenimais ir sava malda. Tikiu, kad mūdviejų bendri jausmai neapvils mūsų ir po trumpo laikotarpio mūdu vėl svaigsim niekiek nepaviršutiniškesnę laimę, kokią svajojom ar ir kurią gyvenom. O jei kartais likimui patiktų mane fiziškai sunaikinti, tai tu, Niliuk, tasik padaryk mane kažkur egzistuojantį laimingų, susikurdama savo vėl laimingą gyvenimą. Nėra negalima, kad ir aš nepavirščiau mūsų tėviškės kruvinos žemės dulkėmis, nors dabartiniai mano nujautimai manęs neprileidžia prie panašios minties. Kodėl, Niliuk, laimė yra taip sunkiai pasiekiama? Gal tik todėl, kad ji laimė vadinas. Jo, ir užkasti. Gerai, labai gerai. Čia labai geroj vietoje šitas kadukis. Man atrodo, kad tiesus dabar. Jo. Tiesiai. Kai pamišė gegutės rauda, dega tėviškiai kruvino žaros, kas paliudys baisiai skriau. Gerai. Labai gražus. Čia maras raudonas, maras. Kur jūs žalieji broliai, kilkit, kilkit iš kapo žygin, kas paguos artojėlį, varguolį. Kaip paparčiai krauju pražyda. Ko sulauksime, viltys jau nyksta, kas gyvenčia statulos, gal gipso, nusišovus ir mano jaunystė. Ant turgavietės grindinio ant rypso, nusišovus ir mano jaunystė. Ant turgavietės grindinio drybso,
laukus beržai sviruokliai, ąžuolai iš skausmo drebėkit, sesutės jie pasmaugė dabokliai. Prieš mirtį dar drįsę išniekint. Žmogui daugiau ne brolis, žmogus aklas, žmogėdros vergas, tai nuo kraujo paraudo tolis. Tai nuo kraujo pasaulis margas. Ko sulauksime, viltys jau nyksta, kas gyvenčia statulos, gal gipso, nusišovus ir mano jaunystė. Ant turgavietės grindinio drybsiu, nusišovus ir mano jaunystė. Ant turgavietės grindinio drybsiu. Šlitinėjau vienas, kurgi mano šaltasis kapas, į akis neša vėjas plėnis ir svaigina kraujo kvapas. Tai ne aš, tai tik mano šešėlis, mūs šventasias turgavietės lanko, pasiklauso raudų gegutėlius. Kai beržai raunas plaukus rankom, ko sulauksime, viltys jau nyksta, kas gyvenčia statulos, gal gipso, nusišovus ir mano jaunystė. Ant turgavietės grindinio drybsiu, nusišovus ir mano jaunystė. Ant turgavietės grindinio drybsiu,